Finansinės padėties gerinimas. Žinutė jums šiandien, ką reikėtų pakeisti, kaip judėti, kad gerėtų finansinė padėtis. Pasirinkite pirmas su raudonito akmeniu korta, antras variantas karneolis. Kiekviena žinutė priverčia mus giliau pasižiūrėti, duoda nuorodą, ką daryti, išjudina energiją. Jei pasirinkome pirmą variantą, jis kalba apie pagrindų kūrimą. Finansinė padėtis pagerės, kai pradėsite nuosekliai investuoti laiką, energiją, pinigus į kažką ilgalaikio. Tai planavimo, sėklų pasėjimo, stabilios krypties korta. Raudonitas primena apie vidinį balansą, kantrybę, emocijų valdymą. Svarbu nepasiduoti impulsams. Išsirinkti vieną kryptį ir į ją maitinti energiją. Antras variantas. Karneolis. Ši korta yra apie drąsą, savivertę ir ryžtingus sprendimus. Finansinė pozicija gerėtų, kai išdrįstumėt kalbėti, prašyti, derėtis, išsakyti savo poreikius arba iškelti klausimą, kurį vis atidedat. Karneolis simbolizuoja veiklumą, pasitikėjimą ir mūsų ribų peržengimą. Įsisąmoninkim šią žinutę ir tikrai reikalai pajudės iš vietos. Kiekviena žinutė padeda išjudinti energiją mūsų viduje. Tai nėra pranašystė, tai yra realios energijos. Mes viduje pasižiūrim į tas vietas ir galim išjudinti energijas, teisingai žiūrint, išjudėti iš mirties taško, pakeisti. Išsamiau norintiems pažiūrėti, galite atvykti į Taro konsultaciją, kur visą valandą žiūrime įvairiais rakursais jūsų temas, kurios jums šiuo metu aktualios.